Kadangi atpažinau specialiųjų pajėgų spaudos tarnybos veiksmus su ta merga, kad jinai viena pati padarys Rusiją mažesnę, nors Rusija kiekvieną dieną daro Ukrainą mažesnę po 30 kvadratinių kilometrų. Ir šiandien Times of India ryte pranešė, kad visai Ukraina ant pralaimėjimo ribos ir daro labai daug klaidų, siunčia oro pajėgų karininkus į mūšio lauką, jie ten nežino, ką daryti, nes jie prie aparatų labiau įpratę sėdėti mygtukus spaudyti. Ir kad prarado jau tų kariškių ir, kaip supratau, vakariečių prarado kariškių dėl Zelenskio įsakymų. Tai grįžtam prie mergos iš specialiųjų operacijų pajėgų. Nes jinai užsidėjus dar vieną maikoną, kur jinai garbina aitvarus, tai viskas aišku. Tai aš tik tai pasifeisbukinau, įsimečiau mergos vardą ir pavardę ir man išmetė narkomanę. 2014-2015 jinai atrodė kaip narkomanė. Baisiai kaulai ir oda ir ta baisi tatuiruotė per visą kūną jau buvo pradurtos ausis, įdėti tokie lankai baisus, paskui satanistiniam renginyje ir parašyta, jinai jau 8 kartą satanistiniam šitam renginyje, jos krūtinės apimtis 82. Dabar tai yra moteris kalnas, raumenekai. Tai jeigu nuo narkomanės iki moters kaulo, tai čia yra proteinas, čia yra papildai, nes tu taip raumens neužauginsi, kai jo iš viso nėra. Dar radau šokančią ant baro. Dar 6 metus dirbo bare. Ant to baro sienos lauke buvo didelis grafiti, kur bučiuojasi Trumpas su Putinu. Ir taip toliau ir panašiai. Tai aš noriu pasakyti, SOP, tai čia jūsų labai šūdinas feilas. Jeigu jūs norite Žanus Dark, oi, čia mūsų, kaip ten ją visi vadina, ten tie pradešiniai, ten prokonservatoriniai, propagandistai, kažkaip ten, palaukit, gladiatorė. Aš tai pavadinsiu va šitą video nuo narkomanės iki Žanus Dark, klaustukas. Jeigu norite tautos didvyrės, tai turi būti kažkokia tai praeitis, gražio praeitis baisi, pusiauskusta galva, viena galvos pusė nudažyta mėlynai, kita baltai. Kariuomenės norėčiau Basanavičiaus tarnybos paklausti, nuo kada priimate psichikos ligonius. Tatuiruotė per visą kūną yra psichikos sutrikimas. Tai ir sako, 4 kartus manęs nepaėmė į žvalgus. Tai neižvalgus tavęs, nepaėmė į kariuomenę, tavęs 4 kartus nepaėmė, ateidavo, neišlaikydavo psichologinio testo ir liepdavo ateiti kitą kartą. Kol neišmoko, kaip atsakyti dėl tų tatuiruočių. Ten ant krūtinės kardai tokie ištatuiruoti. Taip, primena aitvarų ženklą, iš tikrųjų primena. Kardas apverstas. Bet čia yra toksai feilas, bet mūsų tautos yra bėda, kad jie nemoka netgi googlinti. Ir jie žino, tie, kurie šitą kekšę narkomanę ištraukia ir padaro šventąją, pašpakliavę gerai, matosi, kad šitas makijažas viskas špaklius yra už didelius pinigus padarytas, nes tai yra reklamos akcija, kad pralošdama Ukrainą ir su Lietuva sąjungininkė dar kaip lavonas išbezda kažkokią tai frazę, nes jau viskas, jau ten, aš nežinau, čia reikia bunkerį interneto neturėti, kad nesuvokti, kad Ukraina pralošia visiškai. Jie atsitraukia bezdėdami, mirdami grioviuose, kuriuose pilna lavonų. Atskirą dar susuksiu, pakomentuosiu. Pasirodo, čia tikrai kariuomenės vadas nusišnekėjo. Pilni grioviai lavonų. Pas mus čia bus Lietuvoje pilni NATO šalyje, pilni grioviai bus lavonų. Nors ne NATO šalyje, prieš bombarduodami rusai telegrame paskelbė 9 valandą Kijevą apšaudys, kad visi slėpkitės. Ir vienas tik tai lavonas buvo. Tai Kijeve vyksta karas vienas lavonas, o Lietuvoje nevyksta karo, bus pilni grioviai lavonų. O tauta, suprantat, kurios IQ dabar jau padarė tyrimus, net ne 95-80, tiki visi. Tai dabar visiems namų darbas. Susiraskite, aš šitos narkomanės vardo pavardės nerašysiu, nes ta kariuomenės rūšis labai kerštinga yra. Jie siaubingai kerštingi, bet intelekto ten nėra. Nes jeigu būtų intelektas, jie neimtų tokios narkomanės išvaizdos į tautos herojus. Pasifeisbukint, įmeskite į Facebooką jos vardą pavardę ir jum išmes labai senus įrašus. Kur jinai tenais pagoniškam satanistiniam renginį
klaikiai atrodo, baisiai, tatuiruotės tos visos. Ir rankos, atkreipkite dėmesį, kaulai ir oda. Ir paskui ten tam bare, kur jinai dirba, kaulai ir oda. Kaip reikia užpumpuoti steroidais, kad padaryti moterį kalną. O paskui dar pašpakliavus gerai padaryti moterį, tai didvyrę, tai ją tiesiog paaukojo, nes jeigu Rusija rimtai pažiūrės į jos išpolį, jai Следственном komitete byla greičiausiai. O karas baigsis sausio mėnesį. Aš nežinau, kiek į metukų. Jinai jaunai atrodo, bet kadangi prieš 10 metų jau bare dirbo ir ant baro šoko, tai gal jinai nėra labai jau jauna. Bet jinai negalės keliauti po tam tikras šalis, jinai negalės bendruose pratybose dalyvauti. Iki Sirijos karo ir iki Ukrainos Maidano Lietuva su Rusija ir Baltarusija bendras pratybas turėdavo karinės. Paskui jinai sako, močiutė sakydavo geriau lavonas negu raudonas. Tai mes visi pritarėm, kad komunizmas labai blogai. Nuosavybės atėmimas labai blogai, bet dabar yra 21 amžius, visiškai kiti laikai ir tas karas vyksta visiškai dėl kitų dalykų, jis vyksta dėl atominio ginklo iš tikrųjų ir dėl Ukrainos siekių nugalėti Rusiją mūšio lauke ir viskas. Tai prieš garsiai rėkiant, aš norėčiau tos mergos paklausti, kaip tu realiai įgyvendinsi savo šūkį, nes rėkti galima daug visko, užsirašyti ant maikonų visko ir tiesa, ką nori pasakyti SOP, kad kol jinai neužsiėmė neapykantą Rusijai, tai atrodė kaip narkomanė. Ir kai pradėjo nekęsti Rusijos, pažiūrėkite, kaip jinai gražiai atrodo. Čia mums duoda tokią žinutę į galvą, kad jeigu jūs nekęsite Rusijos, kaip nekenčia šita merga, užsipumpuosite raumenis ir atrodysite labai gražiai. Tai aš tai mergai noriu atsakyti, kad aš sportiška nuo vaikystės, visą laiką bėgiojau, visą laiką sportavau, visą laiką baseine plaukiojau. Man nereiks steroidų.